Maisto bankas yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje. Mes turime labai aiškų tikslą ir misiją. Tai išsaugoti maistą ir jį perduoti žmonėm, kuriem jis yra reikalingas ypatingai. Mūsų organizacija veikia kaip tiltas tarp verslininkų, ūkininkų, prekybos centrų, pagalbos, tai yra mūsų savanoriai, ir žmonių, kuriem yra ta pagalba suteikiama, tai perduodamas maistas. Mūsų organizacija yra viena didžiausių Lietuvoje, kalbant apie savanorystės kiekį. Tai tarkim, praeitais metais pas mus savanoriavo daugiau negu 16 000 savanorių. Savanoriai gali rinktis, ar jie nori padėti surinkti maistą iš prekybos centrų, galbūt nori pavairuoti mūsų mikroautobusą, gali atvykti grupėje parūšiuoti maistą parvežtą iš prekybos centrų, o išrūšiuotą maistą mes perkeliame į mūsų atiduotuvę, kurioje vėl savanoriai išdalina atvykusiems pasiimti paramos gavėjams. Mes turime 5 didžiuosius padalinius visoje Lietuvoje – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai. Kiekviename iš jų mes turime po savanorių koordinatorių, tai yra tokia pareigybė, kurios pagrindinė atsakomybė yra darbas su savanoriais. Taip pat mes turime 36 mažesnius skyrius, kuriuose dirba po 1 arba 2 darbuotojus ir jų viena iš funkcijų yra dirbti su savanoriais ir koordinuoti jų veiklą. Kad pakviestume tokį didelį būrį savanorių dalyvauti mūsų veiklose, naudojame pačius įvairiausius būdus. Aišku, labai populiaru yra socialiniai tinklai. Kiekvienas mūsų padalinys ir skyrius turi savo savanorių grupę, kurioje kviečia savanorius prisijungti ir taip pat komunikuoja, kelia istorijas, ką savanoriai pas mus veikia, kad ir kiti matytų, jog patirtis maisto banke yra tikrai labai turininga ir neša svarbią misiją. Taip pat labai aktyviai dalyvaujame ir bendradarbiaujame su švietimo įstaigom, mokyklom, universitetais. Vykstame į susitikimus ir pristatome savo veiklą būtent tose įstaigose. Dalyvaujam karjeros dienose, savanorystės dienose, įvairiausiose miestelių šventėse, kurių metu taip pat supažindiname visuomenę su mūsų veikla ir kviečiame savanoriauti. Labai džiaugiamės, kad kuo toliau, tuo labiau populiarėja verslo savanorystė. Turime galimybės priimti įvairaus dydžio grupės, todėl įmonės skatina savo darbuotojus būti socialiai atsakingais. Jie organizuoja savanorystės dienas ir taip prisijungia prie mūsų veiklos. Tikrai esam girdėję atvejų, kai žmonės savo gimtadienius švenčia savanorystėje. Jie nori savo svečiam ir savo artimiesiems irgi tokios prasmingos veiklos, kreipiasi į mus ir atvyksta pas mus savanoriauti. Pas mus savanorystė patogi tuo, kad galime priimti pačių įvairiausių žmonių, neribojame amžiuje ir galimybėmis. Pas mus yra labai greitas toks įvedimo procesas, apmokymo procesas. Ta pačią dieną žmogus išklausęs instruktažo jau gali stoti prie veiklos ir ją užsiimti. Kadangi mes turime labai didelį kiekį savanorių, tai mes stengiamės automatizuoti savo procesus, kad tų žmogiškųjų resursų reikėtų mažiau. Todėl turime įsidiegę registracijos sistemą. Savanoriams patogu joje savarankiškai užsiregistruoti, pasirinkti savo tinkamą veiklą ir laiką. Maisto bankas veikia jau 25 metus, todėl patirties savanorystėje turim iš tiesų labai daug, tačiau visada yra galimybių tobulėti.
Ir šiuo metu dalyvaujame nacionalinėme savanorystės standarto pilotavime, kad pasitikrintume, kuriuos kriterijus atitinkame, o kurioje vietoje dar galėtume patobulėti. Dalyvaudami pilote mes pasitikriname savo organizacijos koreguotinas vietas, tuo pačiu testuojame patį diegimo procesą, kad nuo rudens kitoms organizacijoms, kurios nuspręs diegtis nacionalinį savanorystės standartą, šis procesas jau būtų išbaigtas, patogus ir lengvas. No, for me, I am a retired man, and so I searched some place for where I volunteer, and I think that Maestro Banca is a very good place because you can immediately see where your work go. You see all these people that come here and they shop in this place and take food, and it's nice. When I worked in Kaunas last year, I had really great experience with people who work here, with people who came here to collect food. So I don't know, the communication was really good. That's why I thought about this place. I think that Maestro Banca is very open about everything they do because they have this website and everything. So the communication is very nice here. Esu Inga Šukaitienė, dirbu organizacijoje SOPA. Mes esame įdarbinimo kaip ir organizacija, kuri padeda žmonėms su negalia įsidarbinti. Su Maisto banku mes iš tikrųjų bendradarbiaujam jau senokai, tikrai ne vienerius metus. Mūsų žmonės iš tikrųjų yra žmonės ieškantis darbo ir jiems reikalingi įgūdžiai darbiniai, tie minkštieji gebėjimai kažkokie, kur jų galėtų ugdyti. Ir Maisto bankas iš tikrųjų mums pasiūlė tą galimybę. Mes čia ateinam kiekvieną trečiadienį ir tuos gebėjimus ugdome. Kai kurie tiesiog galvoja, eisiu į parduotuvę dirbti, dėl to galbūt man tas rūšiavimas, duonos galiojimų sužiūrėjimas irgi yra gebėjimų ugdymas, kur aš įsivertinsiu, ar aš galiu daryti tokį darbą, ar aš negaliu jo daryti, ar man jis patinka, ar man jis nepatinka. Ir taip mes kiekvieną trečiadienį iš čia. Mūsų žmonėms tai ne tik įgūdžių lavinimas, bet ir darbų nuveikimas Maisto bankui.